be mūsų keturių, reiškia, dalyvauja Janina, kaip mūsų koalicijos partnerė. Janina Galiauskienė yra partijos, reiškia, vadovė. Jis irgi matyt turės kažką pasakyti. Dabar norime informuoti Ukmergės rajono bendruomenę apie atliekamus darbus bei perspektyvas įvairiuose srityse. Kaip paprastai sakoma, pasidalinti džiaugsmais ir problemomis. Be informacijos pateikimo esam pasiruošę atsakyti jūsų klausimus. Kadangi artimiausias ir aktualiausias nūdienos uždavinys yra patvirtinti 2014 metų biudžetą, tai pirmiausiai žodį noriu suteikti direktoriui. Labą dieną. Turbūt vienas svarbiausių uždavinių kiekvienos rajono savivaldybės tai yra pasitvirtinti metinį biudžetą. Metinį biudžetas buvo pradėtas formuoti praeitų metų vasarą, buvo gauti iš įvairių biudžetinių organizacijų mūsų padalinių, bendruomenė, nevyriausybinė organizacijų pasiūlymai, pageidavimai, kurie buvo peržiūrėti. Ir aš tarybai pateikiau informaciją sausio 30 dieną. Šiuo metu vyksta diskusijos ir bus svarstama komitetuose. Administracija pateikė tarybai tai 97 milijonų 507 tūkstančių pajamų, o išlaidos planuojama 101 milijonas 784 tūkstančiai litų. Kaip minėjau, yra biudžetas deficitinis, tai 4 milijonai 209 tūkstančiai litų. Praeitais metais gauta 94 milijonai 123 tūkstančiai litų. Biudžetas buvo neįvykdytas, tai 99,9 procentai. 99,9 procentą arba nedagauta beveik 600 tūkstančių litų. Pagrindinis dėmesys šiais metais bus skiriama tam skaudžiausiams problemams, tai yra projektams, kadangi 14-20 metai planuojama įgyvendinti įvairių projektų, gauti lėšas, todėl ir biudžete yra daug numatyta tokių dokumentų, pasirašymą, kurie gauti. Tai mes planuojame, kad pritraukti investicijas ir savo savivaldybės poreikį, tai yra numatyta pasiskolinti 2 462 000 litų įvairiems projektams prisidėti. Tai pagrindiniai buvo įgyvendinti projektai, tai yra parašėmieji įgyvendinti, buvo jau pristatyti, dabar šiuo metu vykdomi. Ukmergės miesto ir rajono specialiųjų planų rengimas, numatoma 50 000. Tai yra, kas Ukmergės miesto gatvė ribų specialusis planas ir Ukmergės rajono savivaldybės teritorijos, gamtinio karkaso teritorijų naudojimas specialusis planas. Taip pat ruošiami specialiųjų planų rengimas Ukmergės rajone 28 000 litų, tai savivaldybės prisidėjimas. Tai yra Ukmergės miesto senamiesčio tvarkymas specialusis planas, vandenviečių sanitarinių zonų specialusis planas, rajono dviračių trasų specialusis planas. Taip pat visi projektai reikalauja startuojant, pagrindinai reikalingi pirmieji dokumentai, tai detaliųjų planų rengimas Ukmergės rajone, numatyta 24 000 litų. Tai yra Ukmergės senamiesčio centrinės dalis detalusis planas, Šventosios upės pakrantės nuo Vytauto gatvės iki Žiedo gatvės detalusis planas ir Ukmergės miesto teritorijos tarp Žiedo, Žalgirio, Smetonos ir Deltuvos gatvių detalusis planas. Turbūt aktualiausias darbas ir buvo pristatyti tarybos posėdyje, mūsų gyventojams aktualus, tai Ukmergės rajono šilumos ūkio specialusis planas rengimas, numatoma dar 25, jis jau vyksta, tai toliau. Ukmergės miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų specialusis plano rengimas,
numatyta 20 tūkstančių. Ir Ukmergės miesto neustatytų erdvių kraštovaizdžio formavimą ir poilsio organizavimą specialio plano parengimas 27 tūkstančiai. Biudžetas, kaip minėjau, jis formuojamas pas mus įmonių labai daug ir nėra. Tai pagrindinis pajamų šaltinis, tai yra mokesčiai. Tai gyventojų pajamų mokestis, jis sudaro, planuojamas, kad 37 milijonai. Taip pat turto mokesčių planuojama gauti 2,6 milijono litų, prekių ir paslaugų mokesčiai 3 milijonai, kitos pajamos 3,6 milijonai. Nu ir dar kita didelė dalis, tai yra specialios tikslinės dotacijos gaunamos iš valstybės, tai yra 42 milijonai 418 tūkstančių litų. Pagrindinė, kaip minėjau, planuose ir yra daug prisidėjimo, tai reiks skolintis mums. Turbūt paskui paminėsiu, kokios mes projektus vykdome. Jeigu žiūrint sausio pirmai dienai, aktualiausias klausimas, savivaldybės kreditorinis įskolinimas sudaro 43,2 milijonai litų. Paskolos bankams įvairiai susitarimai, tai 35 milijonai litų. Iš jų dar už prekes ir paslaugas 6,9 milijono litų, sumažėjo 343 tūkstančiais. Tai remonto išlaidos, jos per metus, visas šitas kreditorinis įskolinimas išaugo 10,6 milijonų, lyginant su 13 metų sausio 1 dieną. Tam, kodėl išaugo, tai yra ir paskolos ėmimas visiems projektams ir šaldytos lėšos dalį. Užšaldytos turėjome pasiskolinti, kaip sakant, susivykdyti. Noriu ir šiandien pasidžiaugti ir praeitais metais, kad vienas iš šaltinių yra rinkliava už komunalinės atliekas. Praeitais metais surinkta 3 milijonai 82 tūkstančių litų ir startas ir šių metų sausio mėnuo. Per sausio mėnesį surinkta 194 560 litų. Tai sausio mėnesį teigiamas poslinkis. Tačiau labai daug dirbama su skolininkais, nes jie praeitais metais, kaip minėjau, tai yra didelis ir planuojama šiais metais 2 750 000. Būtų galima direktorių papildysiu, tai iš tikrųjų labai manau, galima pabrėžti, kad 2013 metais lygint šitą rinkliavos surinkimas buvo 101% planuotų lėšų, kai anksčiau visą laiką būdavo 70-80 procentai. Tai rodo, kad šitą mes ne tik įgyvendinom planą, ką buvom planavę, bet ir realiai tas efektyvus darbas su skolininkais, ką mes visą laiką pabrėžiam, iš tikrųjų davė ganėtinai gerų rezultatų, tai yra plus 10% pajamų, kas, ko mes anksčiau niekada negaudavome. Ir valstybės investicija, kaip minėjau, tarybos posėdį 4,2 milijono litų. Tai yra žymiai daugiau negu 13 metais, jeigu su 12 net išaugo 5 kartų. Bet šiais metais, taip pat, kaip minėjau, dar bus tokie projektai gyvendinami kaip Ukmergės rajono Deltuvos pagrindinės mokyklos katilinės, dujų katilų pakeitimas, mums reikia dasidėti 31 000 litų. Ukmergės rajono Tojėnų vidurinės mokyklos katilinės, dujų katilinės pakeitimas, reikia dasidėti irgi beveik 32 000. Taip pat Verkių vidurinės mokyklos pastatų modernizavimas 82 000, Želvos vidurinės mokyklos pastato modernizavimas 173 000. Taip pat labai avariniam
stoviai yra trečia Antakalnio kaime tvenkinio pralaida. Irgi planuojama, kad 20 yra paraiška pateikta, gaunamas. Ir dar biudžete numatoma, kad aktualu labai gyventojas, tai yra drenažai, apaugę, užsikišę ir šitiem darbams yra gauta 895 000 šiems metais. Trumpai apie biudžetą. Dėkui direktoriui. Tada